Tau yra 82 ir aš manau, čia kiekvieni metai tada yra sukaktuvės. Ir norėčiau keletą žodžių apie savo tėtį. Mano tėtis, kaip minėjau, nėra tas žmogus, kuris toks labai šnekus, labai jausmus reiškiantis, toks, labai toks, komunikabilumo viršūnė jo nepavadins. Ateik. Panašus biškė, ne? Matot, kiek aš plaukų turėsiu, kai man bus 8. Ramu. Tai aš norėčiau pasidalinti, pabūkite, reikia dėmesio. Noriu jau pasidalinti savo jausmais, kas man yra mano tėtis. Ir noriu papasakoti vieną istoriją. Kai buvau mažas vaikas, labai daug laiko mes leisdavom tokiuose bajorėlių kaime. Yra toks miestelis Salakas, ir ten kažkur vienkiemis yra kokie tai apie 10 kilometrų nuo Salako. Nemažai žmonių ten yra buvę ir ne pieną gėrę toj sodyboj, bet man labai įstrigo tokia, galbūt kompata, mineralė, yra daug gerų variantų. Ir kai man buvo gal kokie 5-6 metai, bet maždaug kaip mano mažyliai, mano močiutė turėjo beprotį gaidį. Jis puldinėdavo žmonės. O ypač vaikus, va tokius kaip mes su sesė, nes jisai, ūgio tuo metu buvo daugmaž kaip aš. Ir kaime, kaimuose ir tame kaime tame tarpe, kaip jums atrodo, kur tualetas buvo? Tai už tvarto. Tai ne tai dabar mes šiandien buvo, tualetas už tvarto, ir kai būdavo kažkoks tai reikalas, tai, pavyzdžiui, mano pusseserė, kuriai tuo metu buvo gal kokie 16-17, jie eidavo į tą tualetą su grėbliu. Ir grėbliu tą gaidį auklėdavo, bet aš taigi buvau 5-6 metų. Ir aš atsimenu, labai noriu, atsivedžiau tėtį. Ir man tas gaidys yra baimė. Ta prasme, didžiulė baimė. Ji gali atrodyti vaikiška baimė, bet tai yra tavo baimė. Ir aš sakau, tėti, einam. Ir su tokia gera nuotaika, einam, sako, pažaisim futbolą. Ir ką jūs matot, prisistato tas gaidys ir tėtis į serbentus, raudonus, kaip kamuolį, tokį smūgį šnaitę, plunksnas, tik pabyro, į šitus serbentus tik nuėjo. Ir žinot, koks vidų jausmas yra? Va tu jautiesi kaip už sienos. Ir tas jausmas niekur nedingo. Ir tų gaidžių per gyvenimą yra labai daug. Ir kas iš to, kad, mano tėtis dabar gal tą gaidį nebe taip elegantiškai nuspirtų, gal jau tas smūgis truputėlį silpnesnis būtų, nors teisybės dėlį mano tėtis padaro 20 atsispaudimų. Jeigu ką. Tai, bet tas jausmas, kad tu turi gyvenime žmogų, kuris tave palaikys, kuris gal daug apie tai nekalbės. Tai nebus kažkokį, žinot, palaikymas, daug žodžių, muzikos, šviesos, fanfarų, bet tu žinai, kad yra žmogus, kuris visada pasiruošęs dėl tavęs tą gaidį nuspirti. Ir tai yra nuostabus jausmas. Tai yra nuostabus jausmas. Tai va, tai tu man, tėti, kas esi. Ir, norėsiu kažką tai pridėti, palinkėti, tai turbūt tas palinkėjimas būtų kuo ilgiau būk. Gal tai yra labai banalu, bet tai labai nuoširdu. Aš labai tave myliu, tu man esi labai svarbus, kuo ilgiau būk. Dabar mes visi